Sveiki visi, kaip jau buvo pristatyta, esu Aira Gecevičiūtė, atstovauju Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir šiandien tikrai nemažai pranešimų teko girdėti, tai panašu, kad tikrai yra daug priežasčių, kodėl reikėtų naudotis internetu, kiek daug įvairių programėlių galime pasitelkti ir palengvinti savo gyvenimą, bet lygiai taip pat norisi akcentuoti, kad labai svarbu žinoti, kaip visgi neužkibti ant sukčių kabliuko. Man, kaip ir minėjau, kibernetinis saugumas tai yra tiesiog buvimas internete ir žinojimas, kaip tinkamai jame elgtis tam, kad liktume saugus. Šiek tiek konteksto, iš kur kyla kibernetinės atakos, tai čia jau kolegos kibernetinio saugumo srities ekspertai yra išskyrę tokias kelias motivacijas, kurios, tarsi yra pagrindinės, kodėl tie sukčiai taip nori mus kartais prigauti. Tai viena iš pagrindinių, nenustebinsiu, yra finansai. Tai tiesiog žmonės nori užsidirbti, nelegaliai užsidirbti, tiesiog apgaudami kitus galbūt patiklesnius, netokius atsargius asmenis. Taip pat, aišku, turime ne vieną neįtin draugišką valstybę, kuri yra nusiteikus priešiškai mūsų atžvilgiu ir lygiai taip pat šnipinėjimas irgi gali būti didelė motyvacinė priemonė. Kibernetinis saugumas arba kibernetinių atakų galėjimas ir gebėjimas jas sukelti yra tam tikra galios pozicija. Tai kartais žmonės tiesiog nori parodyti, ką jie gali ir būtent sutrikdyti arba net ir sustabdyti kažkokių sistemų veikimą. Ir aišku, yra ir toks ideologijos skleidimas, kai tiesiog mes tikime kažkokiu autoritetu, dažniausiai tai nėra patys geriausi autoritetai ir jie įkvepia kitus elgtis priešingai, pavyzdžiui, valstybės interesui. Tai gali būti ir tokia motyvacija. Kai kalbame apie duomenų išviliojimą, tai norisi irgi paklausti, tai kas tie duomenys yra, su kuo jie čia valgomi ir panašiai, tai tikrai kalbame labai apie paprastus dalykus. Tai visų pirma, įsivaizduokime, turbūt nenorėtume atsidurti tokioje situacijoje, kai, maža to, kad turbūt pats ar pati nenorėtume siūsti kažkokių kenkėjiškų žinučių, bet lygiai taip pat nenorėtume, kad kažkas mūsų vardu tai darytų. Tai vienas iš tokių atvejų, kaip gali būti panaudoti, išvilioti duomenys, tai yra kažkas mumis apsimes ir siūs kažkokias žinutes, kenkėjiškus laiškus, netgi gali skambinti mūsų vardu ir taip toliau. Taip pat tai yra prarasti pinigai, ar tai būtų atlyginimas, ar tai būtų pensija, ar tai būtų tiesiog ilgą laiką kauptos santaupos, galbūt net ne mūsų, o kitų asmenų ir mes turime prieigą prie tų banko sąskaitų, tai lygiai taip pat gali būti prarasta. Ir tai yra pavogtos paskyros, tai nežinau, kurios jums paskyros atrodo svarbiausios, ar tai būtų internetinė bankininkystė, ar tai būtų elektroninis paštas, ar tai būtų, nežinau, Facebooko paskyra. Tos paskyros tikrai gali būti pavogtos, jeigu jų tinkamai nesaugosime ir sukčiai tiesiog išvilios iš mūsų duomenis. Kaip veikia ta schema, tikrai nenustebinsiu, tai nėra labai sudėtinga ir komplikuota sistema. Iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad programišiai, sukčiai ir kiti nedorėliai dažniausiai veikia planuotai, sąmoningai ir mes atsidūrę tokioje nepalankioje situacijoje tikrai esame visiškai negalios pozicijoje. Turiu omeny, kad mes nežinome, kas mūsų laukia, o sukčiai tiksliai žino, ką jie daro. Tai visų pirma, tiesiog gali būti išsiunčiamos SMS žinutės, imituojant tam tikrą realią situaciją ir dažniausiai yra siunčiama tikrai iš esmės bet kam. Tai nesvarbu, ar tai bus moksleivis, ar bus paauglys vyresnis, ar bus suaugęs žmogus, ar tas pats senjoras, tikrai gali būti labai labai dideliam skaičiui žmonių siunčiamos tokios žinutės su tikslu, kad kažkas vis tiek užkibs. Ir gauname tokią žinutę, dažniausiai toje žinutėje matysite kažkokią nuorodą, tai paspaudus ją, dažnu atveju tikrai galime būti nukreipti į visiškai realistiškai atrodantį netikrą puslapį. Ir bus pakviesta tiesiog prisijungti
įvedant savo, pavyzdžiui, elektroninį paštą, slaptažodį. Na ir būtent tuo metu, kadangi tai yra visiškai netikras puslapis, iš mūsų duomenis ir išvilios, kaip jau žinome, tiesiog juos pavogs. Na, o tada jau fantazijos turbūt reikalas. Čia šiandien nekartą buvo minėta, kaip svarbu nenaudoti tų pačių prisijungimų, ar tai būtų kažkoks vartotojo vardas, ar tai būtų slaptažodis skirtingose vietose. Tai čia būtent šita schema kaip tik ir parodo, kodėl tai yra svarbu. Nes jeigu iš mūsų vieną kažkokį duomenį išviliojo, tai tikėtina, kad tą slaptažodį, pavyzdžiui, ims ir patikrins ir kitose paskyrose, galbūt mes naudojame tą patį. Tai todėl labai yra svarbu iš viso, aišku, neprarasti, jeigu tai yra įmanoma, bet jeigu praradome, irgi patarsiu, kaip reikėtų elgtis. Nuo šiek tiek tokios teorinės dalies pereikime prie aktualiausių programišių atakų ir kokios dabar yra tikrai dažnai pastebimos. Tai ir renginio vedėjas vieną jų užsiminė, apie ją šiek tiek vėliau, bet viena iš tokių dažnesnių atakų yra būtent skambučiai iš klastojamų numerių. Tai iš tikrųjų nesvarbu, ar mes turime įsivedę vieną ar kitą numerį į savo telefonų knygą, mums pažįstamas numeris, bet koks paskambinti ir mes išgirsime kažkokį keistą rusišką balsą, pavyzdžiui. Tai yra tikrai dažniausia tokia tipinė situacija, tai yra vadinama telefonų numerio klastojimu. Tai tiesiog, kaip matote, bendra rekomendacija yra tiesiog nutraukti pokalbį, nebekalbėti toliau, padėti ragelį. Na ir geriausia yra, jeigu tai yra mūsų pažįstamas numeris, mūsų pažįstamas žmogus, su juo tiesiogiai susisiekti. Lygiai taip pat, jeigu tai yra kažkokia organizacija, iš kurios šiaip ar taip kartais gauname pranešimus, pavyzdžiui, banko kažkokie atstovai, tai geriausia irgi į oficialius kontaktus paskambinti ir pasitikslinti, ar tikrai ką tik jūsų kažkoks atstovas man skambino. Tikrai pakankamai dažni tokie atvejai ir reikėtų jų paisyti. Kita pakankamai paplitusi taktika, tai yra pinklės parduodantiems daiktus internete. Nežinau, kiek jūs naudojatės kažkokiamis programėlėmis konkrečiomis, ar tai būtų tas pats vadinamas Facebooko turgus, ar tai būtų, nežinau, Skelbilt ar kitos programėlės, kur tiesiog karts nuo karto norisi parduoti savo daiktus internete. Tai lygiai taip pat iš kažkokio neva susidomėjusio kliento galime sulaukti žinutės, kur bus nuoroda ir būtent paspaudus tą nuorodą vėlgi būsime, pavyzdžiui, nukreipti į banko puslapį, o žinutėje bus pasakyta, paspauskite ant šitos nuorodos ir tuomet gausite mokėjimą iš manęs. Tai reikėtų irgi su tokiais atvejais elgtis atsargiai. Kita labiau tokia galbūt žinoma taktika, tai yra kenkėjiškos SMS žinutės ir pašto laiškai. Tai labai paprastai scenarijai dažniausiai yra susiję su kasdieniniu gyvenimu, ar tai būtų, nežinau, dingusi pamesta siunta, ar būtų kažkokie duomenų atnaujinimo klausimai, galbūt artėja mokestinis laikotarpis, lygiai taip pat galime gauti netikrų žinučių ir iš svarbių valstybinių institucijų, tokių kaip valstybinė mokesčių inspekcija. Tai tikrai reikėtų neskubėti, įsiskaityti tokius pranešimus ir vėlgi atkreipti dėmesį, jeigu yra kažkokia nuoroda arba QR kodas, kaip matote apačioje, tai reikėtų neskubėti jo iš karto skanuoti, ir tiesiog pasitikslinti, ar tai yra tikrai tikras laiškas ir tikra žinutė. Ir paskutinė taktika, tai yra tikrų svetainių, netikros kopijos. Tai tikrai labai panašios gali būti svetainės sukūriamos, kur tiesiog atrodys labai identiškai, bet jos yra reklamuojamos kaip tikros, nors tokios nėra. Ir ką norisi atkreipti dėmesį, tai duomenų viliojimo žinutėms yra, kaip ir minėjau, tas labai tipiškas dalykas yra nuoroda, skubos jausmas. Labai dažnai pamatysime, kad tai bus užsienio kalba kažkokia žinutė arba tiesiog labai abstrakti kalba, ir dažniausiai tai yra per geri pasiūlymai, negu turėtų būti.
Na ir labai trumpai parodysiu, iš ko susideda saugus slaptažodis, tai tikiuosi šitą jau žinote, tiesiog norisi įtvirtinti. Mažosios raidės, didžiosios raidės, skaičiai ir specialiai simboliai. Labai trumpai, kuo ilgesnis, tuo geriau. Na ir jeigu iš viso šito pranešimo vieną dalyką galėtumėte atsiminti, nes tikrai tikiu, kad informacijos vienu metu, viso renginio metu yra tikrai daug, tai labai kviečiu apsaugoti savo pagrindinės paskyras, nes būtent per jas, ar tai būtų banko paskyra, ar tai būtų elektroninio pašto paskyra, ar tai būtų kita mums svarbi paskyra, per jas dažniausiai galime atsikurti ir kitas. Kaip tai padaryti? Tai saugus slaptažodžiai, 2 veiksnių tapatumo nustatymas, na ir tiesiog bendras budrumas. Sužinoti daugiau labai kviečiu ir nesustoti ties šitų pranešimų. Kaip jau buvo minėta, vadovaukimės patarlę, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai dažnai apsaugo mūsų banko sąskaitas. Tai labai kviečiu apsilankyti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro mokymo platformai ir skyrus 1–1,5 gauti skaitmeninį sertifikatą ir būti šiek tiek labiau saugesniems internete. Tai ačiū.